Čia mano naujas akvariumistas. 282 subscriberių. Čia mano senas akvariumistas. Buvo 333 subscriberiai. 333. Iš čia ištryniau viską, išskyrus vienintelį video, prašantį, siūlantį, rekomenduojantį nueiti į naują kanalą. Dabar naujam YouTube kanale yra ir bus viskas, bet man reikia naujiems algoritmams, kad pilnai matytus 500 žmonių. Nuėjus į kontentą, aš matau, į Analytics. Aš matau per paskutinės 28 dienas ir per paskutinės 90 dienų pakilimą. Per paskutinės 90 dienų peržiūrėta 558, kadangi nepostinau kelis procentai daugiau negu prieš tai buvusius 3 mėnesius. Ir subscriberių 900% daugiau. Ta prasme, 9 kartus per 3 mėnesius. Nes jeigu pasižiūrėti, kai aš pradėjau lifetime'ą, yra 387 valandas pražiūrėtas. Nuo sausio 18 sukurta ir vasario 15, vasario kada 11 įdėts pirms video. Nuo vasario iki dabar. Iš esmės pats bumas eina nuo spalio 8, kai pastoviai daugiau postinau, paskui dabar dariau biškį pauzę, matot, nuo lapkričio 16 nekėliau, nes tvarkau techninius dalykus. Per paskutinės 28 nėra tiek daug peržiūrų, bet spalis buvo daugiau. Ta prasme, aš dirbu su YouTube. Aš dirbu. Mano pagrindinis tikslas yra ne Facebookas, nevirškinu Facebooką. Bet ten yra didžioji dalis Reelsų peržiūrų. Bet mano tikslas video ilgesnius, po 5, po taip toliau minučių, yra perkelti į, žiūrėkit ką, kažkur mačiau, content, audience, kad mano vidutiniškas peržiūros laikas yra 3 minutės. Ta prasme, vienas šortas yra 1,5, kitas yra 5. 4-5 minutės vidutiniškas peržiūros laikas yra 3 minutės. Ta prasme, tokie jau nebetinka Facebook'ui iš vis. Tarp 1,5 minutės ir 10, jeigu paimsim vidurkį, ne? Čia vidurkis peržiūros buvo 5-4. Ta diena, 2-3, taip toliau. Dėl to YouTube yra ilgesnis turinys. Tam YouTube'as ir skirtas, ne Facebook'as. Dėl to pagrindinė mano darbo mašina, aš labai daug žiūriu, ką daryti toliau su YouTube'u, pagrindinė mano darbo mašina ir pagrindinis mano kontentas bus YouTube'o kanalas. Tai buvo gražus spyris nuo 170 iki 270, kažkas ką tik pasubscribino dar vienas. 282, bet biškį apstojo, tai aš dabar esu pasikėlęs Linux'e visas Aqua savo video. Ruošiuos, darbuojuos, perstvarkiau softus ir viskas eis į YouTube, pavyzdžiui, video vertikalus, čia yra video horizontalus. Net nežinau, įdomu, kiek aš čia turiu jų. Ir paruošti, žaliai video, taip toliau. Medžiagos turiu, kosmosą, viskas eis į YouTube.